Naujienos iš Lietuvos. Bankrutuojanti bendrovės statybų ir inovacinių sprendimų spektras atleidžia visus 81 darbuotojus, skelbia užimtumo tarnyba. Pranešimą apie atleidimus tarnyba gavo lapkričio 19 dieną, įspėti visi įmonės darbuotojai, daugiausia elektrikai 52, inžinieriai 16, projektų vadovai 9. Nurodoma atleidimų priežastis – įmonės bankrotas. Nuo 2010 metų veikusi įmonė užsiėmė elektros sistemų įrengimu visų rūšių pastatuose ir inžineriniuose statiniuose. Vilniaus apygardos teismas lapkričio 15 dieną nutarė iškelti įmonės statybų ir inovacinių sprendimų spektras bankroto bylą ir areštuoti bendrovės nekilnojamąjį turtą prie trumpalaikio turto priskiriamą nekilnojamąjį turtą ar turtinės teisės. Teismo sprendimas priėmė nesižvelgdamas į tai, kad bendrovė nemoka einamųjų mokesčių ir konstatavo bendrovės nemokumą. Bendrovės direktorius Mantautas Rūzas patvirtino, kad sprendimą dėl darbuotojų atleidimo priėmė teismo paskirtas bankroto administratorius. Mes prašėme išdėstyti skolą, tačiau VMI su Sodra nesutiko. Mes norėjome išdėstyti skolą tokiu būdu, kad galėtume padengti bent dalį skolos ir būtų toliau dirbę darbuotojai, bet bankroto administratorius priėmė sprendimą darbuotojus atleisti, teigė Rūzas. Dėl Kinijos įvesto importo draudimų puslaidininkų gamybos įmonė Vilniaus Ventos puslaidininkiai atleidžia 59 iš 135 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Prieš 2 metus, kas įvyko dėl Taivano atstovybės pavadinimo, mes tada praradome 70% apimčių. Atsistatyti mums nepavyko per tuos 2 metus. Mūsų apimtys kritusios, savikaina aukšta ir mes negalime toliau tęsti, teigia bendrovės generalinis direktorius Romanas Panovas. Užimtumo tarnyba patvirtino, kad atleidimus sąlygojo Kinijos ekonominis spaudimas Lietuvos verslui, konkrečiai Kinijos įvesti importo draudimai, praradus galimybę tiekti prekes ne tik Kinijos esantiems partneriams, bet ir Europos įmonėms, kurios savo produkciją realizavo Kinijos rinkoje. Dėl šitos priežasties įmonė apyvartai kritus daugiau nei 70% dėl produktų specifikos ir nesant galimybės greitai rasti kitų rinkų, siekiant išvengti nemokumo ir išsaugoti bent dalį darbo vietų. Atleidimų priežastį komentavo užimtumo tarnyba. Darbo neteks 39 puslaidininkių prietaisų operatoriai, 6 technologinių įrenginių derintojai, 3 saugos darbuotojai ir kiti. Registrų centro duomenimis bendrovė 2023 metais uždirbo 9,53 milijono eurų pajamų, o jos grynasis pelnas metų gale siekė 1,97 milijonus eurų. Žurnalas Top paskelbė 500 turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą, kuriame pirmauja verslininkas Gediminas Žemelis, skelbia portalas alfa.lt. Šiame sąraše taip pat yra ir teisėsaugos akiratyje atsidūręs Vilhelmas Germanas. Pirmosios 3 sąrašo vietos atiteko Avia Solution Group valdybos pirmininkui Gediminui Žemeliui, Vilgrov valdybos pirmininkui Mindaugui Railai ir pagrindiniam Vilniaus prekybos įkūrėjai Nerijui Numai. Jų turimo turto vertė atitinkamai siekia 2,8 milijardai, 2,4 milijardai ir 2,3 milijardai eurų. Toliau sąraše rikiuojasi Tesonet akcininkai Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas, kurių turtas yra vertas po 1,2 milijardai eurų. Pirmąjį turtingiausių žmonių dešimtuką užbaigia MG grupės prezidentas Darius Mockus, 1 milijardas eurų, BioT Farmos valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumbelis, 720 milijonų eurų, Kesko senukų grupės prezidentas Artūras Rakauskas, 710 milijonų eurų, OpenLate LTD savininkas Vitoldas Tomaševskis, 700 milijonų eurų, bei Norfos mažmenos valdybos pirmininkas Dainius Dundulis, 640 milijonų eurų. Nors daugelis pirmąją dešimtukę atsidūrusių verslininkų nuo praėjusių metų išlaikė turėtas pozicijas, pastebimas vieno iš naujokų iškilimas. Dėl FoxPay skandalo teisėsaugos akiratyje atsidūręs Vilhelmas Germanas, valdantis 300 milijonų eurų vertės turtą, jis turtingiausiųjų sąraše įrašytas 19 numeriu. Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė rinkliavos už automobilių stovėjimą mieste įkainių didinimo planui. Kartu nutarta pakoreguoti parkavimo zonų ribas ir pristatyti naująją baltąją zoną. Balsavimo metu 27 tarybos nariai palaikė pasiūlymą, 19 buvo prieš, o susilaikiusių nebuvo. Savivaldybė nusprendė mėlynoje zonoje parkavimo mokestį didinti nuo 2,5 eurų iki 4 eurų už valandą, pirma valanda 3,5 eurų mokestis, raudonojoje nuo 1,5 iki 2,5 euro, geltonojoje nuo 60 centų iki 1 euro, žaliojoje nuo 30 iki 50 euro centų už valandą.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas teigia, kad parkavimo įkainiai nebuvo peržiūrėti dar seniai ir jis mato poreikį juos didinti, atsižvelgiant ir į tai, kad kitų paslaugų kainos auga. Bužinsko teigimu padidinti įkainiai taip pat leis atlaisvinti stovėjimo vietų skaičių Vilniaus centre, ypač senamiestyje. Mes matome iš praeitų pabrangimo, kad tai duoda efektą ir pirminis sumažėjimas parkavimo jis atsiranda, sakė jis. Kartu pritarta protokoliniam nutarimui, kad rinkliavos kainodara gali būti perskaičiuojama nerečiau kaip kas 2 metus. Savivaldybės tarybos sprendimas įsigalios nuo 2025 metų Liepos 1 dienos. Naujienos iš užsienio. Vokietijos darbo rinka ilguoju laikotarpiu turėtų tapti itin priklausoma nuo imigrantų. Iki 2040 metų jai kasmet reikės apie 288 tūkstančių darbuotojų iš užsienio, teigiama antradienį paskelbtame naujame tyrime. Analizė atlikta Bertelsmanno fondų užsakymu rodo, kad dabartinis darbo jėgos migracijos lygis yra gerokai žemesnis nei reikia. Bertelsmanno fondo migracijos ekspertė Suzana Schulz agentūra DPA sakė, kad norint patenkinti didėjančią paklausą reikia šalinti kliūtis ir pagerinti sąlygas migrantams. Antroji prognozių modelis, pagrįstas šiek tiek mažiau palankių scenarijumi, rodo, kad Vokietijai iki 2040 metų kasmet reikės 368 tūkstančių darbuotojų iš užsienio. Pagal šią prognozę nuo 2041 iki 2060 metų dėl teigiamų ankstesnės migracijos poveikio poreikis turėtų šiek tiek sumažėti iki maždaug 270 tūkstančių darbuotojų per metus. Pasak tyrimo, jei nebus papildomos imigracijos, prognozuojama, kad iki 2040 metų dirbančių žmonių Vokietijoje skaičius sumažės nuo 46,4 milijonų iki 41,9 milijonų, tai yra maždaug 10% dėl demografinių pokyčių. Šio mažėjimo poveikis būtų skirtingas priklausomai nuo regiono. Tyrime nurodoma, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, kuri turi daugiausia gyventojų šalyje, darbo jėgos sumažėtų 10%, tai laikoma vidutiniu poveikiu. Tuo tarpu tokiose žemėse kaip Tiuringija, Saksonija, Anhaltas ir Saras poveikis būtų didesnis, net tokiose ekonomiškai stipriuose regionuose kaip Bavarija, Badinas-Württembergas ir Hasanas, be darbuotojų iš užsienio srauto tikėtinas didelis darbo jėgos trūkumas. Ispanijos policija demaskavo nusikalstamą tinklą, kuris naudoja Ukrainoje pagamintus bepiločius orlaivius hašišui iš Maroko gabenti. Ispanijos pareigūnai tai pranešė ketvirtadienį, lapkričio 28-ąją, rašo portalas Eurointegration. Nusikaltėliai buvo įsikūrę Alčkeiraso mieste, Ispanijos pietuose ir gabeno narkotikus per Gibraltaro sąsiaurį skiriantį Maroką nuo Pirėnų pusiasalio. Tam jie naudojo narkodronus, Ukrainoje pagamintus bepiločius orlaivius, kurie gali gabenti iki 10 kg narkotikų didesnių nei 50 km atstumu. Anot Ispanijos policijos bepiločiai orlaiviai buvo pagaminti smulkių gamintojų Ukrainoje ir automobiliais atgabenti į pietų Ispaniją. Ispanijos policija bendradarbiaudama su Ukrainos ir Lenkijos teisėsaugininkais sulaikė 10 žmonių ir konfiskavo 3 dronus, įrankių, nuotolinio valdymo įrenginių ir daug grynųjų pinigų ir hašišo. 7 sulaikytiesiems skirta kardomoji priemonė suėmimas. Ispanija yra pagrindinis narkotikų įvežimo į Europą punktas dėl jos glaudžių ryšių su buvusiamis kolonijomis Lotynų Amerikoje ir Maroko, vieno didžiausių kanapių gamintojų artumo. Tam tikri lyderiai turėtų turėti neliečiamybę tarptautinėme baudžiamajame teisme pagal Romos statutą, kurio buvo įsteigta ši institucija, trečiadienį pasakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras, po to, kai TBT išdavė orderius areštuoti Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu ir jo buvusį gynybos ministrą. Paklausus, ar Prancūzija sulaikytų Netanyahu, jei šis atvyktų Prancūziją, Žanas Noelis Barotas, prancūzų radijo stočiai France Info, pasakė, kad ir Prancūzija siekia užtikrinti tarptautinį teisingumą ir tarptautinės teisės normas taikys. Tačiau jis pridūrė, kad teismo statute numatyti tam tikrų lyderių imuniteto klausimai. Galutinį sprendimą turėtų priimti teismų institucijos, pridūrė jis. TBT šį mėnesį išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, buvusio gynybos ministro Javo Galanto ir Hamas karinio vado Mohamedo Deifo arešto orderius. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas trečiadienį pranešė gegužės 9 dieną vyksiąs į Maskvą, kur dalyvaus renginiuose, skirtuose paminėti 80-asias pergalės Antrajame pasaulinėme kare metinės. Nacionalistas Ficas, vienas iš nedaugelio Europos šalių lyderių, po karo Ukrainoje pradžios išsaugusio artimų santykių su Kremliumi, Facebook'e paskelbė priėmęs prezidento Vladimiro Putino kvietimą.
Su malonumu priėmė oficialų Rusijos federacijos prezidento kvietimą. Vladimiro Putino kvietimą dalyvauti šioje svarbioje šventėje, rašė Ficas. Premjeras pareiškė, kad Slovakijos vyriausybė siekia puoselėti kovos su fašizmu paveldą, istorinę Antrojo pasaulinio karo tiesą ir vaidmenį, kuriame vaidino Raudonoji armija. Ficui pradėjus pernai eiti pareigas, Slovakija atsisakė toliau teikti karinę paramą Ukrainai. Ministras pirmininkas kartu su kolega iš Vengrijos Viktoru Orbanu taip pat agituoja pradėti taikos derybas su Rusija. Dalyvausias Maskvoje įvykstančiame minėjime šį mėnesį patvirtino ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Tiek žinių šiai savaitai. Ačiū, kad žiūrite, spaudžiate patiktukus ir prenumeruojate kanalą. Iki susitikimo kitoje žinių laidoje. Iki!